Labas rytas, labas rytas. Tokas vietoj. Nu, ką galiu pasakyti? Nežinau, noriu save rodyti. Kad naktelė buvo visai nebloga. Turiu žiauriai gerą kilimėlį iš tikrųjų. Jisai pirktas iš Lidlo. Bet žiauriai geras, iš tikrųjų patogus. Patogus ir... Bet buvo šalta miegoti. Nes aš turiu vasarinį miegmaišį. Tai va, žinau, skaidžiai. Bet jau yra 8 valandos, po 8 biškį. Tai manau, kad man reikėtų ruoštis. Labai patinus esu, taip. Nežiūrėti reikia mane. Tai ruošius, tvarkysiuos, nes čia bardakas belenkoks. Ir keliausim šiandien, suskaičiavau teisingai, šiandieną jau 101 kilometras, tada gaunasi. Iki Paberžės, kaip nežinau, kaip tai kirčiuojasi. Tai va. Gerai, ruošiuosi naujai dienai. Čiau. Šiandien aš su Pončia. Pradėjau kelionę 9:30 ryto. Labai ilgai tvarkiausi kažkaip. Išsimėčiau tos daiktus vakar. Belė kur jau nesvarbu man buvo. Tai va, dabar važiuoju į Pakruojį. Bram, bram. O čia vejas man iško. Toks mažiukas šakės. Jau ne pirmas šuo. Vilkšunis vieną kartą vakar išlindęs buvo. Tai jau tai biškį išsigandau. Ant stručių tai variau. Labas rytas. Juodagalvis. Labai gražios. Gerai, toliau važiuojam. Ir surprise, žirgtelis. Čiau. Aleknaičius. Kvapas čia negeras. Toks... Užsidėjau tą pončą. Tai nelyja, bet belė kaip kaista. Bet sarga gėdos nedaro. Tikiuosi Pakruojyje, dabar vakur važiuoju. Bus kažko pavalgyti. Žiauriai noriu valgyti. Vakar vakarienę dariausi tokią šlykščią, kad net nenorėjau valgyti. Bet jaučiu nenorėjau valgyti dėl nuovargio.
Aišku, išmečiau viską. Ir naktį palaikiau. Gaila maisto, bet net skanu buvo tikrai. Matas zuikis du. Žiūrėk, per šitą kamerą matas. Savo purvas važiuoja. Pakruojieščių. Tiksliau Sigutėnai. Ieškosim valgyti. Iš Štampelio. Atvažiavau pavalgyt. Jau iš tikrųjų pavalgiau. Labai geras baras. Skaniai visai nebrangiai. Sakyčiau, Karčiama vadinasi. Jeigu pakeliui važiuosite. O, čia užsuksite. Toks nameliukas stovi. Tai va. Net visko nesuvalgiau, nes nežinau, net netelpa. Tai sriubytė dienos buvo, paskui blyneliai su varške, skanus labai. Sultis ir kava, tai 8 eurai kainavo. Nu, sakyčiau, visai neblogai. Tai dabar važiuoju į Rozalimą. Dar pabaigsiu biškį kelio čia, kad gauti Štampelį. Ir tada iki Rozalimo. Na ką, štampuko negavau. Pietus nuo 12 iki 1. Info centre Pakruojo. Tai galvojau, tikrai nelauksiu. Varau iki Rozalimo. Lemą nesuprantu, toks dušnekas. Jaučiu, laukia lietaus. Bet kartu ir nėra karšta. Arba čia mane taip pykina, kad pavalgiau biškį daugiau pirmą kartą per kelias dienas. Daugiau nežinau. Prisisakiau. Sriubos net nesuvalgiau visos.
nežinau, gal man vis tiek reikia dar kokios gliukozės iššauti. Nu, kaip sakė man kažkas, kad pirmos 3 dienas pačios sunkiausios. Tai vakar buvo totalus košmaras. Šiandieną košmaras, nes viskas skauda. Užpakalis skauda ir jisai skaudės. Nesvarbu, ar aš su tais paminkštinimais ar be važiuoju, vis tiek skauda. Šiaip visai mieste važiuoti visai smagiai, nes važiuoju dviračių takais. O, važiuoju savo. Vargo nematai. Bet aš jau matau, kad čia bus nusukimas nuo kelio. Ir vėl prie kažkokio vandens telkinio. Kaži, ar šiandieną reikės nešti dviratį per upę. Ar kaip? Kaip čia pasiseks, įdomu. Žiauriai nenorėčiau. Rytoj gal visai ir nieko būtų. Nes jeigu rytoj šiltesnis oras. O šiandieną tai ne kažką, orelis. Žiūriu, reikės batareiką jau keisti. Jau man išsikraudinėja. Gerai, baigiu. O kaip vėjelis pradėjo pūsti. Dar ne to, kad atsargiai reikia čia važiuoti, bet stebėt sraigės migruojančias. O, reikėti, kodėl? No. Gosh. Okay. Kodėl? Va, per šitos akmenis. O, biškai į kalniuką sunkiai čia. Nu ką, atėjau į tokį taką, kur labiausiai bijojau. Jėzus Marija. Nu čia jau reikia varytis, nes čia nėra kelio. Tai kažkaip ten iki ten apeisiu. Ir bus gerai. Na ką, atvažiavom čia prie Laičių tvenkinio. Palikau dviratuką. Eina pasikviesim, kaip čia gera. Oho. Baisu kristi. Kurias liko. Kadangi turiu aukščio baimę, tai gal neįsiu ten toliau. Žodžiu, man pasibaigė baterija, pasibaigė SIM kortelė, bet aš negaliu pakeisti kortelės mano šitam GoPro. Kažkaip nežinau, kodėl. Tai negavau nufilmuoti super keliuko, proskinos ten, aš nežinau, paaugus žolėm. Šakės ten buvo. Variausi dviračių pusę, bandžiau išminti. Nu, žiauriai pulsas buvo sukilęs, tai šito, nežinau, aš tikiuosi čia šitas, kuris galvojau, kad ir bus toks labai nepatogus keliukas. Tikiuosi daugiau tokių nebus, bet kažį čia. Kaminas, galim visko čia tikėtis. Nu, batukai murzini, bet labai gerai, kad šituos užsidėjau. Nepatariu kitiem važiuoti su kėdukais paprastais. Dėkitės kažkokius žygio gorteksinius batukius, nes, nu, kiauri šlapi, purvini vis būsit. Čia tai tikrai garantas.
Gerai, toliau važiuoju link Rozalimo. Ten. Taip, beveik. Yra daug poilsio stotelių. Nu ką, Rozalimas pravažiuotas. Spėkit, ar gavau štampelį. Špygą tokuotą aš gavau. Jau šiandien dar nei vieną štampą nepasiėmiau. Aš nežinau, iš viso pavyks šiandien pasiimti. Nu dabar važiuoju į Burbiškes. Važiuoju į Burbiškes. Ir aš labai tikiuosi Burbiškėse, tikrai pirmąjį gausiu šiandieną. Nu, kažkoks košmaras, skambinu, nieko nėra. Tose Ruslių bendruomenės namai irgi uždaryti, nors turėtų dirbti. Skambinu, nieks neatsiliepia. Nu, aš nesuprantu. Labai keista ir gaila. O vakar susirinkau 3. Turėjau 4 susirinkti, bet Ruslių sodyboj manęs nepriėmė. Tai ir nepasiėmiau, gavau šiandien, nuvažiuosiu, bet per daug man čia važiuoti atgal. Aš geriau į priekį tik važiuoti. O, gandrelis, gal pasivysiu. Važiuojam takučiu. Biškinę kažkokio. Iš čia. Važiavau Šikonis. Rodo sukti ten. Vakar tikrai Šikonis. Irgi rodė. Šniukoniai, ne Šikoniai. Varom toliau.
aš manau, kad į Burbiškio dvarą tikrai reikia užsukti. Nes, kad aš be užsuksiu. Gėlių šventė buvo, tulpių žydėjimas. Taip ir nenuvažiavau. Dabar gal nieks nežydės. Bet šiaip, pasivaikščiot būtų smagiai visai. Tai vat. Labai daug labai daug keliukų nesuremontuotų. Bet aš zyziu. Bet šiandien bent jau nešlapia. Aišku, miške buvo klampu, išvažinėta traktorių ir sunkiasvorių mašinų, vėžės. Tai buvo vietų, kai reikėjo nulipti ir tempti. Bet šiaip šiandien palyginus tie keliukai, žvyrkeliai visai padorūs. Tai vat, labai tikiuosi šiandien spėti iki Paberžės nuvažiuoti iki vakaro, nes dabar jau po 3:20. O nuvažiavau šiandien 5 kilometrus jau. Tai dar kažkur tai 7. Buvo prasideda išvažinėtas kelias. Tai maždaug 7, manau, liko kažkur tai gal iki Burbiškio. Kiek iš tikro nežinau, mano laikrodis biški čia neturėtų pūliuoti. Buvau vieną kartą užmiršus paspausti, bet ten pavažiavau gal kokius, nežinau, max kilo. Bet nes pagal viską aš skaičiavau, kad turėjo gautis 101 kilometras šiandieną. Bet dabar galvoju, ir tikrai tie gausis. Kaip ir vakar gavosi. Irgi tam laikrodis nepaskaičiavo kažkiek kilometrų, tai 8,1. Taip ir gavosi. Tai nežinau. Ir vėl darosi sunku minti. Žodžiu, parodau, ką aš čia darysiu. Padarytas tokio tiltelis, tokio siaurumo, perkrosinti šitą upę. Tai kaip jūs įsivaizduojat man tai padaryti? Tai kažkokia nesąmonė. Perlipti irgi nelabai noriu. Tai po biškį bandysim kažkaip. Nežinau, nepratopim. Dar galiu bandyti tai. Važiuojam toliau.
kažkokia sodyba. Jeigu čia pasakys, kad ne čia. Ai čia muziejus, Kleboniškių kaimo buities ekspozicija. Smagu, bet šiaip nesmagu. Nu ką, dar viena smagi vieta eiti, nes einu realiai. Kažkoks košmaras. Pasakysiu, nuo Rozalimo iki Burbiškio vienas sunkesnių kelių. Žiauris sunkus. Kai kur ten iš viso. Negalvojau, nežinau ką daryti. Gerai. Pušinam. Toliau. Eilinį kartą pravažiavau kažkur tai. Gal aš net neturėjau, bet nežinau, įvažiavau dabar į Burbiškio dvarą. Ta pasižiūrėsiu, kiek kainuoja. Bet nieko nėra čia. Nieko nėra. Ok. Važiuojam ir žiūrim. Žodžiu, gavau tą štampelį, bet aš pagalvojau, kad man nuo Burbiškio dvaro liko tik tai Paberžė. Bet pasirodo, aš dar į Vadatkus važiuoju ir tik iš Vadatkų į Paberžę. Tai žodžiu skubu
Nes kitaip atsidursiu tam toj pabežiai naktį, manęs niekas nebesileis. Mėgiau pačia rapsai, paskutiniai rapsai. Na, pagaliau esu Vadatkose. Ištrukau 1,5 valandos. Čyzas, nors taip variau. Tai mano jau nuvažiuota yra 81 kilometras. Nu ir ką, dabar nusistatysiu mano galutinį tikslą. Paberžę. Ir važiuoju, neimsiu čia nei štampuko, nei nieko, nebent bus kur pakeliai. O kaip kėdutės išdėliotos gražiai. Su štais. Pamiršau pavadinimą. Pelargonijas. Įdomiai. Tai va. Labai bijau, nes telefonas baigia išsikrauti. 20%. Kaži, kaip pavyks man čia nuvažiuoti. Gal kad nors. Žodžiu, nesibaigiantis čia. Kėdžių eilė. Įdomus kaimelis. Ką, važiuoju toliau. Nu ką, mano pirmas 100. Nežinau, matosi? Neberodo. Uhu. Žiūri sunkiai. Šitą dieną pasiklydau. Telefonas baigė išsikrauti, kaip ir sakiau. Nu žodžiu, kažkaip dar kaip nors numinsiu. Dar tikiuosi, užteks numinus paskambinti tai moteriai, kad mane priimtų, nakvot. Kapuoju flapjack. Biški energijos trūkis. Gerai, skubu minti toliau.